Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Sveikinu brangiai šiandieną visus atėjusius viešpaties altoriaus, susirinkusius į šią šventovę tokia ypatinga diena. Pirmiausia, dėkojame Dievui už šią šventovę, minėdami 140 metų nuo jos pastatymo, nuo jos konsekracijos dienos, nuo tos dienos, kada jau meldžiamasi. Dėkojame Dievui šiandieną melsdamiesi atlaidų malonės diena, kreipdamiesi šventąjį Leoną II, kuris ypatingai stengėsi, rūpinosi bažnyčios vienybę, skleisdamas tikėjimą, melsdamas, kad kiek daugiau žmonės patirtų džiaugsmą, viltį ir palaimą. Meldžiame šiandieną už Lietuvą, minėdami ir pirmojo karaliaus Mindaugo dieną, valstybės dieną, melsdami taikos, melsdami apsaugos, per mūsų visus šventuosius globėjus prašome, kad Viešpats saugotų mus nuo karo nelaimės, nuo karo rykštės, kad stiprintų mūsų tikėjimą, mūsų pasitikėjimą, mūsų ypatingą paties artumos džiaugsmą. Taigi kartu mes turime tikrai kiekvieną savo širdyje padėką Dievui už visą, ką mums duoda, ką mums suteikia, padėką Dievui už jo malonės, kuriomis jis mus apipila. Dėkojame Dievui už visus kunigus, kurie nuo pat pirmojo klebono, kuris čia dirbo, galbūt tik tai kapeliono, gal rezidento, nuo pirmojo, kuris kūrė šią parapiją, kuris rūpinosi šių Dievo namų pastatymų, jų grožiu, ir visus kitus kunigus, kurie jau galbūt iškeliavę, kurie čia dirbo, prisiminkime savo maldoje, prisiminkime, kas esate čia šioj bažnyčioj pakrikštyti. Prisiminkite tuos kunigus, kurie jūs krikštijo, dėkodami Dievui už tą jų tarnystę, kurie susituokė, kurie savo šeimas laimino čia. Melskime jiems palaimus, gyviesiems dirbančiam klebonui Mindaugui, kad Viešpats ir toliau laimintų šį darbą, kad leistų čia kartu džiaugtis jumis visais, jūsų bendrystė, jūsų artuma. Taigi mes savo širdyje šiandien trokštame, kad gerasis Viešpats nuolat ir nuolat mus stiprintų ir išvydau šventąjį miestą, naują Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, kuri buvo įsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Tokiais švento rašto žodžiais mes brangiai pradedame šventą mišių auką, prašydami visų Viešpaties malonės dovanų, kad kartu džiaugdamiesi jo palaimą mes galėtume tikrai kelti savo širdis į Viešpatį Dievą. Pradėsime šventą mišių auką apšlakstymo veiklomis. Leonas II kaip tik įvedė bažnyčią apšlakstymą. Tegul ir mums primena tą brangią krikšto dovaną ir primena, kad esame Dievo vaikai, šviesos vaikai ir gėrio vaikai. Apšlakstyk mane.
džiaugtis kūno sveikata, proto šviesa, bei tavo išganinga globa, pasižymėti tvirtų tikėjimu, tikrą viltim ir veiklią meilę. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpatie globok mūsų tėvynę. Išklausyk mūsų ir šaukiami. Siųsk mums viešpatie savo pagalbą. Ir maloningai mus saugo. Tebūna taika mūsų miestams ir kaimams. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. Ir mūsų šauksmas tave pasiekia. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Melskimės, visagalis amžinasis Dieve, dangaus tėvynės kūrėjau ir valdove. Dieną ir naktį saugok mūsų šios žemės tėvynę bei jo žmonės, kad jie visuomet gyventų taikoje ir gerovėje. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Telydi mus visada Dievo pagalba. Garbė Dievui aukštybėse. Melskimės. Dieve, tu kasmet mums leidi minėti šios tavo buveinės pašventinimo sukaktį. Išklausyk savo tautos maldas, kad tavo garbė visada čia skambėtų ir mes laimėtume tobulą atpirkimą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Drauge su Jeruzale džiaukitės ir būkite dėl jos linksmi visi, kurie ją mylite. Džiūgaukite kartu su ja visi, kurie dėl jos liūdėjote, kad jūs penėtumėtės ir prisisotintumėte jos krūtų paguodą, kad jūs gertumėte su džiaugsmu iš jos šlovingų krūtų. Nes viešpats taip sako:
Užliesiu jūs gerovę kaip upe, tautų turtais, tarsi įsiliejusią srovę. Kaip mažyliai būsite nešiojami ant jos rankų, sūpuojami ant jos kelių. Kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jūs, Jeruzalė būsite paguosti. Kada tai išvysite, pradžiugs jūsų širdys, jūsų kaulai sužaliuos, nelyginant žolė. Savo tarnams Viešpats apreikš savo ranką. Tai Dievo žodis. Šlovinkite Dievo džiaugsmo šūksniais visos šalys. Šlovinkite Dievo džiaugsmo šūksniais visos šalys. Šlovinkite Dievo džiaugsmo šūksniais visos šalys. Giedokite šlovinimo giesmę jo vardui. Teikite jam garbę iškilmę, iškilmingai teikite jam šlovę. Kartokite Dievui, kokie tavo darbai nuostabūs. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais visos šalys. Tegarbina tave visa žemė, tegieda tau šlovinimo giesmę, tegarsina šlovinimo giesmė tavo vardą. Ateikite ir pamatykite, ką Dievas padarė, savo darbais jis kelia pagarbę laimę. Šlovinkite Dievo džiaugsmo šūksniais visos šalys. Sausumą jis pavertė jūrą, per upę perėjo pėsti mūsų protėviai. Ten mes džiūgavom juo sužavėti, jis amžinai viešpatauja savo galybę. Šlovinkite Dievo džiaugsmo šūksniais visos šalys. Ateikite ir klausykitės, visi pagarbiai bijantieji Dievo, apsakysiu, ką jis man padarė. Pagarbintas Dievas mano maldos neatstūmęs ir neatsakęs man savo gerumo. Šlovinkite Dievo džiaugsmo šūksniais visos šalys. Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai ir seserys, aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Juk nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet vien tik naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teteini jiems ramybei pasigailėjimas, taip pat ir Dievo Izraeliui. Ir nuo šiol tegul niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Jėzaus žinias. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie, broliai ir seserys, jūsų tai Dievo žodis. Alleluja.
Jūsų širdyse neviešpatauja Kristaus ramybė. Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Alleluja, Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anu metu Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po 2, kad eitų pirma jo visus miestus bei vietovės, kuris pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Ir kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jus. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilokite iš namų į namus. Jei vaistiklinos miestą jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums čia pat Dievo karalystė. O jei užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite: mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia pat. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. 72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: viešpatie, mums paklūsta net demonai tavo vardu. O Jėzus atsiliepė: mačiau šėtoną, kaip žaibą krentantį iš dangaus. Tai aš suteikiau galią ir mykdžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Tai viešpaties žodis. Taigi, brangieji, šiandieną visi kartu išgirstame Dievo žodį, nepaprastai gražų, reikšmingą, džiaugsmo kupiną ir iš tikrųjų labai yra gera džiaugti šiandieną čia su jumis, jūsų bendruomenėje ir šią progą ir šiais atlaidais ir kartu melsti, kad gerasis Viešpats tikrai išgirstų, priimtų mūsų tą širdies kupiną džiaugsmo, kupiną maldą, kupiną Viešpaties artumos. Kaip gera, kai mes esame čia ir tikrai džiaugiuosi, matydamas, kad ir vainikai nupinta, ir žmonės susirinkę, procesija ruošiasi. Tai yra gera, kada mes išlaikome tai, ką mes gavome iš pirmųjų tėvų, iš pirmųjų senelių, iš savo kraujo. Gavome tą ir išlaikome ir toliau einame, kad galėtumėm džiaugsmingai liudyti Viešpaties meilę. Iki 1850 metų Kryžių dvare pastatyta koplyčia turėjusi nuolatinį kunigą. Dvaro savininkas Leonas Geištaras pasenusios koplyčios vietoje 1885 metais pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. Tai yra istorija, tai yra faktas. Tai yra jūs labai gerai turbūt žino šitus dalykus, jeigu paklausčiau ir toliau plėstų parapijos gyvenimą, turbūt man labai daug ką papasakotumėte.
Aš tik tai, ką radau užrašyti. Radau, kad 1917 metais vokiečiai nusikabino bažnyčios varpą. Kunigas Antanas Kudirka iš prasiskolinusio dvaro apie 1918 metus nupirko bažnyčią kitus trobesius ir jau 1919 metais yra 106 metai, kaip įkurta parapija. Bažnyčios sienoje buvo per karą nuimuštos skylės, nuniokota, kareiviai išplėčė, sudegino medinės bažnyčios dalis, liko tik didysis altorius, tačiau bažnyčia suremontuota, statyta, išpuošta ir galėjo ir gali toliau tikintieji rinktis ir melstis. Tai yra ta tokia šalta, sausa istorija. Bet gyva istorija esate jūs čia. Kas yra bažnyčia be žmonių? Tuščia. Pastatas. Kiek šiandien parduoda bažnyčių užsienyje? Parduoda, kur daro naktinius klubus, kur daro kažkokius tai, dar kažkokius tai šou. Todėl, kad žmogus išstumė Dievą iš savo darbo, išstumė iš savo šeimos, iš savo bendruomenės ir pasako, šito mums nereikia. Čia atgyvena. Čia tai, kas buvo kažkada, kažkam reikia, man nereikia. Ir štai tada, brangieji, prasideda didžiosios nelaimės. Tada prasideda mūsų visų, ir netgi mūsų tas degradacija, dvasinė degradacija. Kai šventovę išstumiam iš savo artumos, iš savo širdies, iš savo bendruomenės. Kas rūpinasi šventovę? Žmonės. Nuo 313 metų, kai imperatorius Konstantinas pasirašė dekretą, pripažįstantį krikščionių tikėjimą ir liepė statyti kuo aukščiau, kad ant kalno iš toli būtų matyti bažnyčiai. Kad žmogus keliaujantis, einantis, pamatytų tą šviesos žiburį. Kad žmogus pamatytų, ten gyvena Dievas, ten yra Dievo vieta, ypatinga vieta. Ne šiaip savo vieta, ne šiaip savo pastatas, bet ypatinga vieta, į kurią ateiname, kai mums linksma, į kurią ateiname, kai mes turime abejonių, į kurią ateiname, kai mums liūdna. Gal šiandienos pasaulyje daugiau, kai liūdna mes ateinam. Tačiau mes ateinam, kad galėtumėm šitoj vietoje atrasti tą ypatingą palaimą. Taip mes galime melstis pagriovyje, mes galime melstis prie ežero, mes galime palei medį, mes galime melstis atsigulę namuose. Bet ypatingas štai savo maldos, tarsi karūną uždedam čia. Čia šitoj vietoje, čia, kur yra pašventinta, čia, kur yra pats Dievas, kur mes galime priimti savo širdį, savo gyvenimą. Kai Mozė kalbėjusi su Dievu, ką pirmiausia sakė, prisimenam šventą rašte, nusiauk sandalus, apsigauk galvą ir nusilenk, nes čia yra šventa vieta. Nes čia yra šventa vieta. Taip, brangiai, virš 5000 metų čia yra šventa vieta. Tai, kas yra nepaprasta, tai, kas yra pašventinta, tai, kas yra mums pakylėta, neįprasta. Ir kaip yra gera, kad šiandieną matyti čia jaunimo, vaikučiai pasiruošę ir į procesiją garbinti Dievulį, ir taip pat šalia tėvelių, kai stovi, kai vaikas mato tėtį, mamą, močiutę, senelį, čia atėjus besimeldžiant. Ateina atsiklau, pasako, ką tu čia darai? Vaikelis sako, tu sako, mes pas Dievulį. O kodėl, sako, tu čia nuojasi? Ką tu čia mūrime? Sako, vaikelį iš poterėlius kalbam ir tu. Ir tai yra kartu ėjimas. Tai yra augimas, tai yra ta pasiuntinybė, kurią šiandieną girdėjome Evangelijoje, Jėzus įsiunčia
išsiunčia mokinius, išsiunčia, kad jie eitų ir neštų Evangeliją. Taigi šiandieną taip pat prisimenam dar vieną ypatingą asmenį, popiežių Leoną II, kuris popiežiumi buvo išrinktas 682 metais. Pamokslininkas, dosnus vargšams, domėjosi muzika. Jis patvirtino visuotinių bažnyčių 4. ir 3. Konstantinopolio bažnyčios susirinkimų nutarimus, kuriais buvo pasmerktas monoteizmas, liepęs visus nutarimus išversti iš graikų į lotynų kalbą, išsiuntinėjo Afrikai, Galijai, Ispanijai. Taip pat apkaltino antipopiežių, Honorijus šis pritarė monotelitams ir taip pat pasmerkė tam tikrus išsigimimus, saugodamas kitus šventuosius. Leonas perkėlė kankinių palaikus į suremontuotas bažnyčių katakombas. Kunigai jis įvedė, kad ir kiekvienų mišių metu, religinio apeigų metu įvedė šlakstymą šventintų vandeniu. Kunigai švęstų vandenį šlakstė bažnyčios lankydavosi, netgi šiandieną likusi, tai įsivaizduokit, nuo 682 metų. Bažnyčios apeiga šlakstymas likęs yra šiandien. Ar tai nenuostabu? Įeinant į bažnyčią apsišlaksto vandeniu. Popiežiaus Leono II įvesta. Tai yra dvasinis apsivalymas, apsiplovimas, apsiprausimas. Taigi pontifikas buvo muzikalus, giedojo, mokė kitus chore giedoti. Gerbtas už meilę, retoriką, kultūringumą. Tai tos žinios atrodo paprastos, tačiau šiandien mums yra labai svarbios. Mums, kurie einame kartu, kurie mes išgyvename, kurie žvelgiame į tą patį kryžių, kaip sakė apaštalas Paulius, aš niekuo nesigirsiu negu mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliu. Taigi mes išgyvename ypatingą artumą. Brangieji, mes šiandienos pasaulyje, šiandienos tamsybės pasaulyje skatinami, raginami, siunčiami eiti skelbti Evangeliją. Evangeliją gali jie net nepriimti, kaip Jėzus perspėjo mokinius. Nepriims. Tačiau eik ir sakyk, jums prisiartino Dievo karalystė. Jums ir kiekvienam iš mūsų. Ir svarbiausia tai yra ne kažkas tai, bet Dievo karalystė. Mūsų amžinybės laikas, mūsų gyvenimas. Ir kai išvykę sako, netgi dulkes nusikratykite nuo kojų prieš juos, bet vis vien sakykite, jums yra Dievo karalystė. Yra labai vienas užrašytas tikras pasakojimas ir turbūt kai kas biškį nutylė, kai kas iš kitai, bet apie Pompėją. Turbūt girdėjote tokius Italijų Pompėjai. Atvažiavo misionieriai, atėjo į tą vietovę, atnešė Evangelijos žinią, susirinkę visi juos nuplakė, išjuokė, įsityčiojo, ant kryžiaus prikalė kiaulę, kaip tokį tiesiog pasityčiojimą, išvijo. Ir kas po 2 dienų, kas atsitiko, įsiveržė ugnikalnis ir akimirksniu. Po šiai dienai randa, kad akimirksniu buvo užlieta visa Pompėja. Sako sutapimus. Na, Dievas kartais mėgsta sutapimus. Bet reikia pamatyti tai, kas mums yra. Labai dažnai mes išvėjam, tačiau prašykim viešpaties. Prašykim Leono II, melskime dangiškuosius mūsų globėjus, kad viešpas būtų mūsų širdį, mūsų gyvenime. Melskime, kad Dievo karalystei, jei nereikia daugybės žodžių, daugybės mandagybių, apie kuriuos kalba Jėzus, nes dėl karalystės turime gaišti laiko,
nenaudingiems ir dažnai žalingiems pokalbiams. Dievo karalystė nereikia nei piniginės, nei krepšių, nei sandalų, nes nei finansinis saugumas, nei geriausios mūsų turimos priemonės nepadės, jei mūsų pastangų nepavesime Dievui. Dievo karalystė neturi jokių paslėptų motyvų. Ji tik nori atnešti taiką ir sutarimą bet kuriuose namuose ir visuose kraštuose. Dievo karalystė sutinka dalytis kasdienius gyvenimo rutiną su bet kuo, nereikalaudama eiti iš vienų namų į kitus, renkantis, kur bus patogios sąlygos, apsistoti ir sutinka valgyti tai, kas bus paduota ir tada, kai prie to stalo sėdi vieno nusidėjėliai. Taigi tokia yra Dievo karalystės logika. Paprasta, pasitikinti ir visus priimanti. Jos laikydamiesi galime būti tikri, kad mūsų vardai įrašyti danguje. Amen. Visi kartu, draugai, išpažinkime savo šventą tikėjimą, kuriuo mes esame pakrikštyti ir kuriuo gyvename. Tikiu į vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai teis, gyvųjų ir mirusių teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą, visuotinę, apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Brangus broliai seserys, su meile nuoširdumu kreipkimės į Jėzų Kristų, kuris, kai vienišiai surenka mus prie altoriaus, prašykime jo malonių savo ir visai žmonijai. Ir pasitikėdami iš paties meilę, kreipsime žodžiais: Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Tegu tavoji bažnyčia laisvai plinta ir nuolat auga visame pasaulyje. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Tegu kuo daugiau kilnios širdies jaunuolių išgirsta tavo kvietimą darbuotis žmonių išganymui. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Tegu visi sąmoningi krikščionys įvertina savo svarbę pareigą apaštalauti žodžiu ir pavyzdžiu savo aplinkoje. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Tegu pramonės ir žemės ūkio darbuotojai gerai supranta, kaip labai žmonių darbui reikia Dievo palaimos. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Tegu atostogaujantys tikintieji nepamiršta maldos ir Dievo įsakymų. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Tegu ir mes visi niekada nepritrūkstame maldingumo, sąžiningumo ir gerumo. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus. Tegul šventasis Leonas II
šios parapijos globėjas, saugo šią parapiją, šią bendruomenę, aplėpdamas savo meilę ir užtarimu. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk. Būk gailestingas čia dirbusiems šioje parapijoje mirusiems kunigams, kad jie atrastų tavo džiaugsmą, o visiems gyviesiems čia tarnavusiems suteik savo gausių malonės dovanų. Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk. Išties, brangusis išganytos ir žmonėms dangiškos pagalbos ranką, kad mes visomis dvasios ir kūno jėgomis tau tarnautume ir daug sielų tavo karalystėje laimėtume. Tu gyveni viešpatauji per amžius. Amen. Melskimės, brangieji, kad visagalis ir gailestingas viešpats Dievas maloniai priimtų mano ir jūsų aukojamą auką. Padaryk viešpatie ir mūsų savo mielą auką, kaip kitados šią dieną pripildė šituos namus savo garbės ir šventumo. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Šventasis viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tu regimoje šventovėje, kurią čia pastatyti mums leidai, nuolatos globoji pas tave keliaujančią šeimyną ir nuostabiai rodai bei vykdai savo bendravimo su mumis paslaptį. Čia tu iš mūsų stataisi šventovę ir visame pasaulyje išplitusią bažnyčią ugdai kaip viešpaties kūną, kol jį pasieks pilnatvę, tave palaimingai regėdama ir taps dangiškąja Jeruzalė. Todėl su dangaus angelais ir šventavaisiais tavo didybė šventovėje, tave aukštiname ir giedame garbės giesmę. Šventas ir visi kūriniai apie tave šlovina, kad savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų šventosios dvasios galia, tu gaivini šventinį visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbę aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome šventosios dvasios galia, pašventink šias paaukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio lietėmi šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano krauju, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai yra mūsų tikėjimo paslaptis. Minėdami viešpatį tavo išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių žengimą į dangų, laukdami jo garbingo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą į tą vynėlį, kurią aukojimo permaldautas būti norėjai.
tegu stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikės tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu, jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju popiežiumi Leonu Antruoju ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mūsų taitina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoti gerovę ir taiką, darančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprinti tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Rimantą, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tugi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinko. Todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus apie save gailestingai sudėjimą. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau myli iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbe amžinai gerėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasaulį teiki visokias gėrybės. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami, drįstame tarti. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėkite mūsų nuodėmio savosios bažnyčios tikėjimu ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems Kristaus ramybės.
Štai Kristus, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet į tą žodį ir mano siela pasveiks. Jūs patys kaip gyvieji akmenys, statykitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė.
Dieve, tu panorėjai bažnyčios laikinuoju ženklu, atvaizduoti dangiškąją Jeruzalę. Padaryk visus mišių dalyvius savo malonės šventovę ir nuvesk į amžinąją savo garbės buveinę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Gera šlovinti viešpatį, džiugu ir tikrai ta atvira širdis veda mus visus gyvenimo keliu, o dabar visi kartu dėkodami Dievui už visas malonės, pagarbinsime į Eucharistijos procesijoje, kad Jis laimintų mus, mūsų kraštą, mūsų tėvynę, mūsų parapiją, ypatingai šiandieną melsdami, kad viešpaties malonė visuomet visus aprėptų, sustiprintų ir vestų išganymo ir džiaugsmo keliu. Dėl galvona garbinama.
Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą. Amen. Prieš tai didįjį sakramentą. Dieve švenčiausio sakramento palikęs po savo kančios atminimą, išmokyk mus taip garbinti šventąsias tavo kūno ir kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių. Garbinkime švenčiausiąjį sakramentą.
Bet dar aš šiek tiek plačiau pasakysiu. Pirmoji dvaro koplyčia pastatyta XIX amžiaus viduryje. Nuo koplyčios pastatymo iki dabar kunigavo 28 kunigai. Didvyžių Švento popiežiaus Leono II bažnyčia pastatyta 1885 metais. Dvarininko Leono Geištaro rūpesčiu po sūnaus tragiškos mirties Petrapilyje. Po metų šventovė konsekruota Seinų vyskupo Viežbovskio. Šventinant talkino būsimasis 18 metų vasario 16 signataras, vyskupas, tuometinis klierikas Justinas Staugaitis. 1919 metais įkurta Didvyžių parapija iš Alvito ir Vilkaviškio parapijų kaimų. Tarpukariu Didvyžiuose susikūrė šaulių ir pavasarininkų kuopos. Didvyžių kaimo centrą sudarė bažnyčia, klebonija, mokykla, špitolė ir šaulių namai. Pastarieji du pastatai neišliko iki šių dienų. Antrojo pasaulinio karo metais bažnyčia buvo paversta arklidėmis. Visas medinis inventorius buvo sudegintas. Išliko tik didysis altorius. Traukiantis frontui, bažnyčia smarkiai griauta. Karo žaizdos po šiai dienai matosi ant bažnyčios sienų ir bokštų. Po karo suremontuota. Pirmasis pokario kunigas Liudvikas Zelčius. Žmonės dar atmena, kai pats klebonas ėjo lyginti apkasų. Deja, jo gyvenimas greitai baigėsi. 1948 metais pakirstas ligos mirė Kaune. Jau palaikus parvežė su traukiniu į Alksnėnus, o iš ten su vežimu parlydėjo į čia. Galime pasidžiaugti, kad pas mus 52-59 metais klebonavo Lietuvos karo aviacijos vicekapelionas Antanas Keblaitis. Taip pat Didvyžiuose darbavosi kunigas Lionginas Kunevičius. Iš jo sovietai bandė atimti kulto tarnautojo pažymėjimą. Jam pasipriešinus buvo paimtas pakartotinai atlikti tarnybą Raudonojoje armijoje. Sekmadieniais su motociklu grįždavo aukoti mišių, o po jų lėkdavo atgal į tarnybą. Nepriklausomybės metu bažnyčia buvo suremontuota, perdažytas pagrindinis altorius. Tai buvo priešistorija. O dabar, nuo 2015 metų, atkeltas naujas kunigas Mindaugas Martinaitis. Jau 10 metų pas mus Mindaugas. Gimė Garliavoje, Kazimiero ir Reginos 4 vaikų šeimoje. Parapijos žmonės ir visi, kuriems tenka bendrauti su kunigu Mindaugu, jį vertina su pagarba už jo nuoširdų, tikrą žodį pasakytą kiekvienam. Prie jo padaryta labai daug darbų. Išlygintas šventorius, teritorija apsodinta tujomis, pastatyti nauji vartai, nutiestas takas į bažnyčią, nulieti nauji laiptai, įstatyti nauji langai ir naujos durys, sudėti nauji garsiakalbiai, šventoriuje pastatyti 2 nauji kryžiai, atnaujintas Didvyžių ir naujai pastatytas Baubių kaimo kryžius.
Virš pagrindinio altoriaus įmontuotas vitražas. Šviečia nauja skelbimų lenta. Darbai atlikti Kęstučio Mikliauzo ir kitų iniciatyvių parapijiečių dėka. Mes papasakojom, kaip matome kunigo Mindaugo kunigavimo, klebonavimo metus. O dabar kviečiu jūs, Mindaugai, pasidalinti prisiminimais. Pirmiausia, tai labai ačiū dekanui Virginijui. Kažkaip, aš nežinau, jūs turėjote tą jausmą, aš pasijutau kaip vaikystėje, tokie atlaidai kaip vaikystėje. Ir Eva labai ačiū, jis čia bendradarbiavimą tarp Alytaus ir Didvyžių kuruoja. Ir čia girdėjau dzūkišką tarmę paskaitytą skaitinį. Ačiū moterims, kurios atvežė tą gražią irgi seną tradiciją adoravimo, tarnavimo prie presbiterijos. Prisimenu iš vaikystės, ne? Tokius dalykus. Moterys su tautiniais stovėdavo, mergaitės su gražiais baltais drabužėliais. Ir tikrai nuostabus atlaidai, labai jums ačiū. Ir seniniečių ruošėsi, ir Kęstutis dirbo, čia ir Zigmas architektas buvo atvažiavęs, matavo, kur tą skelbimų lentą padėti. Ir jo čia labai daug prisidėta. Ir choras, ačiū choras, ir vargonininkas atvažiavęs svečias. Gera, čia tokia tam tikra prasme amerikoniška parapija, kur patys žmonės rūpinasi. Ir yra skirtumas, kai parapijoje nebūna kurį laiką kunigo, tai būna net tokia gera patirtis parapijai. Jie patys išmoksta tvarkytis, patys daro. Čia, ką Linutė išvardino tuos padarytus darbus, nereikėjo nė piršto pajudinti. Klebonui viską padarėte patys. Ir patys pinigus suaukojo žmonės, tiems langams, ir trinkeliams, ir viskam, ir įgarsinamai. Tikrai dideli ir brangus dalykai, bet žmonės patys savo tą prakaitą, savo darbą jie padovanojo Dievo garbei. Ir labai gražus buvo pamokslas šiandien dekano Virginijaus. Tie tokie labai susimąstyti, kviečiantys pavyzdžiai ant tų tautinių drabužių, lieki stovinčių, tų adoravimo drabužių, lieki stovinčių moterų, matai tiek daug rankų darbo, gražaus, išsiuvinėta gėlytės, liaudiški raštai, autimas. Ir kaip nuostabu, kai pačius gražiausius dalykus mes padovanojame Dievui. Jis labiausiai vertas pačių gražiausių dalykų. Ir tikrai viskas labai mūsų gyvenime, visuomenėje, santykiuose, viskas labai gražiai klostosi, jeigu mes Dievui suteikiam pirmąją vietą, jį garbinam ir jam teikiam tai, kas brangiausia. Tada aiškus centras, tada viskas gerai sukasi aplink jį ir mes patys savo suprantam ir vertę, ir vietą. Bet kai įsicentruoja, kai mes kažkaip patys tą Dievą patraukia, atsistojam į jo vietą, centrą užimam, matom, kas darosi Europoje, pasaulyje, kas gaunasi žmogaus bandymo būti Dievo pastangų. Gera patirtis, labai maloni patirtis čia šitoj parapijai tarnauti, miela čia važiuoti. Aišku, norisi, kad daugiau žmonių ateitų, kad ir sekmadieniais tiek būtų, kaip šiandien. Ir tai nebūtų per daug, mes rastume, kur jūs pasodinti.
Tegul Dievas būna jūsų gyvenimo centras ir jūs patys pajusite, kiek daug iš to ateina ramybės ir džiaugsmo. Visų parapijiečių, visų čia susirinkusių vardu norime padėkoti mūsų klebonui Mindaugui. Jis mums kaip broli, žinokit. Ko mes paprašom, jis padaro, visur sutinka su tom šventėm. Labai malonu ir gera, kai jis pas mus jau 10 metų. Mes turbūt išmeldėm, kad jis pas mus pasiliktų. Mes pergyvenom, tai tikrai jau žinokit, kaip alksnėnai pergyvenom. Ir mes labai pergyvenom. Galvom, iškiausia mūsų kunigėlį. Bet paliko ir ačiū Dievui. Ačiū jums labai. Dar norime mes darbus trečio pakviesti prie mūsų darbų. Tai dar kartą visus su šia gražia švente ir nuoširdžiai tikrai visų parapijiečių vardu dėkoju, kad šią svarbę dieną mums mūsų dekanas kartu su mumis. Tai tikrai labai jums ačiū. Ačiū labai. Ačiū. 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 Visiems ačiū.